What's up, G's? Kas veikia iki 16 epizodą, labai malonu su jumis sveikintis. Dar kartelį, mes toliau tęsim šitą YouTube kelionę. Ir kokie šiandien mūsų planai, tai kol kavytė vėsta, jau šiandien antras puodelis, tai nepiknaudžiaukit kofeinu. Bet kavytė geriau nei gert sintetinius tos pre-workoutus, tai kavytės gali. Jo, tai kol kavytė vėsta, tai koks šiandien mūsų planas, tai šiandien turiu pritūpimų ir traukos treniruotę ir mano planas yra jums parodyti vietą, nuo kurios prasidėjo mano, tai kaip jau ir profesionaliai jėgos trikovės kelionė, jeigu tai galima pavadinti, ne? Ten realiai įvyko tas apsisprendimas, kad viskas, noriu eiti kelt svorius, noriu siekti kažkokio rezultato, noriu siekti apčiuopiamo rezultato ir tapti kažkokiu tokiu galbūt įsimintinesniu vardu ir pavardę tiesiog šito sporto mūsų Lietuvos istorijoje. Tai kol kas vat ir dokumentuoju šitą kelią ir parodysiu tą vietą, kurioje ir įvyko ta pati pradžia viso to. Jo, tai kol kas tiek trumpai, kokie yra šiandienos planai, ką aš jums noriu parodyti ir ką baigiam kofeinintis, privarom sistemą kofeino ir susitiksim jau iš tos vietos. Senas geras rusys, labai faina, labai gerai kol kas judasi. Dabar užlaudinau tas 4 plytas jau ir dar truputį, tai šiaip geras jausmas, nes atsimenu paskutinį kartą kaip tūpiau. Nu tai jau taip 150, čia tada buvo mano maksimumas, labai faina ir grįžti į šitą vietą, ta prasme. Tiesiog čia treniruotis, aišku, nėra čia kažkokios geriausios sąlygos, bet kai yra noras, nereikia geriausių sąlygų. Viskas, lekim toliau. Happier, more productive. Man atrodo, kažkas plyšo viršui nugaros. Kokiai plyš gal ir neplyšo, bet odos tai liko ant maikės.
Varom toliau. Happier, more productive. Testing, attention please. Fucking hell. Jo, biški buvo padirbėta. Kaip ir visada, šiaip iš tikrųjų, kaip darau kojas. Tiksliau, kaip būna ta diena, kada akcentas yra visa ta apatinė kūno dalis. Žiūrėjau, kaip šiandien fokusas į tai yra. Tai net momentais tamsu pasidaro, bet viskas normaliai. Šiuo metu tai visas kraujas realiai koja suplūdęs, net raudonas atrodo tuoj pliš. Bet gerai, padirbėta iš dūšios, padirbėta taip, kaip ir turėtų būti. Ir tikrai labai tokia, sakyčiau, gan pasisegus treniruotė. Jeigu viską maždaug taip apibendrinant, tai pradedant su pritūpimais. Šiaip pirmą kartą taip, per pastarį laikotarpį kažkaip kitaip susijauti, ta prasme, ganėtinai lėtas buvau nuo pačios. Ir toks, kaip čia pasakyti, net nežinau, toks, ne visiškai net jaučiausi savim, kas labai įdomu, tai tas pojūtis, nes 180 man nėra labai didelis svoris, bet jo, jis taip jautėsi jau į tą tokią sunkesnę pusę, gal net sakyčiau, ir jo, visai įdomu. Ir šiaip turiu 2 teorijas, dėl ko taip galėjo atsitikti. Tai viena iš jų karštis iš tikrųjų būtų dėl to, kad esu jautrus karščiui. Tiksliau, organizmas jautrus gal karščiui, gal taip reikėtų sakyti kūnas, nes kai prasideda karščiai, man dažniausiai visos tas treniruotės pradeda važiuoti į apačią, nes tiesiog kūnas labai atsipalaiduoja ir negaliu to tokio kietumo palaikyti. Ir tas dalykas tikrai jaučiasi, tai įtariu, kad šitas dalykas gali būti prisidėjęs didžiąją dalim, bet pamatysim, kaip sekančiose savaitėse judės šitas svorį ir tada bus galima darytis kažkokias išvadas, o šiuo metu judam į priekį ir viskas. Toliau traukos, tai kas liečia traukas, tai traukos kaip tik atvirkščiai man šitą dieną dažniausiai jos ir nėra pagrindinės ir dažniausiai šitą dieną jos jausdavosi taip truputį prašiau, sunkiau kažkas ir panašiai, bet dabar viskas pradeda suktis, atrodo, ir pradeda traukos labai gerai jaustis secondary dieną. Ta prasme, visiškai jokių pastangų nereikalauja, ta štanga atrodo pati atkyla nuo to žemės, tai irgi labai įdomus pojūčiai. Ir matysim, manau, kad trauka žada kažką gero
ateinančių metų bent jau toks jausmas. Tai buvo prieš pritupimus, jaučiau tą patį ir atėjo. Tai dabar su trauka kažkas tokio vyksta į tą pusę. Tai vat labai tokie įdomus jausmai kūne vyksta. Ir viskas matysim, kaip gausis toliau čia viską padaryti. Bet šiuo metu viskas labai labai gerai. Tai vat iš manęs šiam kartu tiek trumpai lekiu valgyti. Lekiu biškį gryno oro, nes atrodo tuoj nukrisiu. Tai vat, bet nepaisant to, viskas liuks, viskas. Ačiū Jums visiems, kurie pažiūrėjote iki galo. Ačiū visiems, kurie laikinat, subscribinat ir komentuojat. Tai viskas, su Jumis buvo Lukas ir iki kitų kartų.